atliekos į energiją, tai yra, kad mes neišmestume, nevežtume ir nekirstume gražių miškų, kurie yra šalia Elektrėnų ir neužkastume po žemę, o tiesiog iš buitinių atliekų po rūšiavimo mes gautume naudingą žaliavą ir ją naudotume šilumos gamybai. Pagal šios jėgainės pajėgumus šilumos pradėjus veikti ir naudojant mūsų atliekas šilumai gaminti, galėtų šilumos kaina sumažėti 10%. Pastačius ir modernizavus trečiąjį TECą, kaip yra planuojama nuo kitų metų pabaigos, tai galima būtų šilumos kainą sumažinti dar apie 20–25%. Taigi bendroji sumoje galim drąsiai sakyti, kad 30% ekonomiją Vilniečiai turės po to, kai visi šitie 3 objektai pradės veikti. Sukursim labai civilizuotą atliekų tvarkymo sistemą, ne žaliavą arba energiją turinčią žaliavą neužkasinėsim Kazokiškėse, bet ją gausim ir pastačius šią gamyklą 50 MW galingumo. Tai šios gamyklos užteks visam Vilniaus miestui pusę šilumos, pusę karšto vandens, mes pasigaminsim iš šiukšlių. Ir svarbu, kad nereikės ir mes nepriklausysime nuo kitų, sakykime, energijos rūšių tiekėjų. Nei nuo dujų tiekėjų, nei nuo, sakykime, elektros.